Nu ką, labas vakaras dar kartelį, visi Radio Talk klausytojai, labas vakaras visiems tiems, kurie mus žiūrite namuose šį ketvirtadienį. Labas ir tau, Begičiau. Labas, Domai. Su jumis vėl ką gero, kaip matot, mūsų neišmetė po pirmosios laidos. Dar viskas gerai, kol kas. Sakė, viskas tvarkoja, cenzūrą visą praėjom, viskas gerai. Kol ne per drąsus būsim. Jo, kol kas. Ane, kad biški prisilaikėm, šį kad irgi biški prisilaikysim, gal viskas irgi bus neblogai. Tai kaip jauties po pirmos savaitės, kaip jauties save pažiūrėjęs YouTube'ai? Pirmiausia, tai biški pritildyk mane ausinėse, nes žiauriai garsiai. Dabar gerai? O dabar liuks. Man reikės tave pasigarsinti, atvirkščiai gerai. Šiaip tai aš žiūrėjau ir nesupratau, ką žiūrėjau. Žiūriu į save, nesuprantu, tiesiog pagavau ne vieną kartą save, tiesiog kaip... Veidrodžių namie neturi, aš nesuprantu. Žiūriu namai. Ne, visai kitas jausmas. Kas čia toks sako? Ne, tu žinai, prieš veidrodį atsistoji, kad ir koks... Aha, čia gražus man įsakė. Kad ir kaip apsirengęs. Būna visai kitai, bet kai pasižiūrėjau į vaizdo įrašą, wow, nu ta prasme visai... Bet buvo smagu, nes sugebėjau save išanalizuoti. Kur buvo klaidos ir kur taip toliau. Klaidą didžiausią padarėjai? Ja, bet įstaisiau. Tai kur padarėjai didžiausią klaidą? Pasibraukiai raudo. Su draugė. Tau čia žiūrėti nereikėjo, tau tiesiog padarys, išeit reikėjo studijos ir tiek žinių. Pliucha. Ir tiek žinių. Aš mačiau, kad aš labai daug čiupinėjau, čia kai moterį tą pultą. Tai bandysiu šį kartą tokį pritrauk ranką. Tai pririšties. Iš tikrųjų, jo, gal kažkoks nervinis tikas šiek tiek, bet kartu ir norėjau tiesiog, kad susireguliuoti viskas tvarkoja. Dabar matai drasus be ausinius. Jau dabar gerai, ne? Jau susireikšminės. O kaip tau patiko šitas pirmas? Viskas gerai, kaip ir rašiau pas mus paskirose, šiek tiek užtrukom su montavimu. Begičius čia tiesiog pašnekės, šiaip ateina, aš po to montuoju namie. Aš tai šiaip savo, taip, į svečius ateinu. Sako, ateik pas svečius. Ateik, pabūsim biški. Pabūsim. Taip, tai jo, tai šiek tiek užtrukom su montavimu, bet šiais laikais viskas yra ganėtinai paprasta. Realiai mes išsitraukiam garso takelį, sudėjau video, mes turim labai daug teikų iš 3 kamerų, tai aš galvoju, blemba, kol aš savęs tą garsą, kol ką. Ir pasirodo, aš tiesiog sudėjau viską, paspaudžiau vieną knopkę, bam. Viskas sudėjo man, viskas atitinka, galvoju, gerai. Tai aš ir skambinu ketvirtadienį vakare. Domai sakau, kaip sekasi video montuoti. Tai eisiu dabar montuoti. 5 valandą. Jo, ir aš nesuprantu tada už ką tie video montuotojai pinigus gauti. Porą knopkių aš atsiprašau, žinau, kad yra daug reikalų, nes yra color correction, tikrai mes nebuvom gražiausių savo spalvų pavaizduoti, nebuvo geriausias garsas, bet šiaip normaliai manau, kad šitoje vietoje. Ką norėjau papasakoti, tai kad pirmas podcastas brangus gavosi, nes mes grįžom namo ir mūsų šuo, kadangi jisai prieglaudinis yra, jisai šiek tiek nemėgsta būti vienas ir jam kaip kada pagal nuotaiką. Jisai kai kuriom dienom išbūna ramiai, gražiai, kai kuriom dienom mėgsta, kaip ten prosenis sakydavo tą žodį, zbitkės daryt mėgstavo. O dabar jau veikia, biški laidas nekontaktuoja. Super, viskas gerai. Mes uždirbsim su podcastų pinigų, nupirksim radiją į naujus. Padarysim šitą reikalą. Taip, tai kur aš baigiau? Tai šuo yra iš prieglaudos ir mėgsta... Vėl dar garsės tą. Tai jis mėgsta zbitkės daryt ir mes dėl to jį narvą uždarom. Dėl to, kad šiaip yra tas šunų niuansas, kad jie, kai nervinasi, jie bėgioja ir dar labiau nervinasi, nes jiem yra... Čia realus faktas, ne dėl to, kad galėčiau šunį narvę palikti. Atmazus jau šaldo jisai. Jo, bet ko jie daugiau juda, jie daugiau susinervina. Ir pas juos yra kažkaip ten emocinis kažkoks dalykas, kartu su galvos idėja. Žodžiu, yra tas niuansas. Tai sudraskė visą gultą jisai, kol mūsų nebuvo. Ta nauja? Ne, ta sena. Bet jo patį mėgstamiausia, kur vaikystės turėjo tą mažytį. Labai gaila buvo iš sentimentalios pusės. Taip. Labai gaila buvo mokėti už naują gultą. Aš nesuprantu, kodėl šuns gultas kainuoja tiek pat, kiek čiužinys, ant kurio aš liegu. Taip, būtent mes irgi nuėjom į parduotuvę, žiūrim gultų naujų. Tai žiūrim, ta prasme, per pusę narvo, kiek tas narvas mūsų ten irgi nedidelis, per pusę narvo. Gultas, 5 eurų, 6 eurų. Ką? Iš ko jis gamintas? Jo, aš irgi nesupratau. Buvo gerai, kad Black Friday akcija, tai aš biškai pigiau prasiskau. Bet šiaip pirmas podcastas brangus gavosi. Tai tikiuosi šį kartą nebus šitų niuansų. Kitas dalykas, ką aš norėjau dar papasakot, kas įžiūrėjot iki galo, kas neįžiūrėjot, atsisukit, pažiūrėkit iki galo, tu turbūt peržiūrėjai.
Mes gale palikome išėjimą savo kartu su eterio muzika. Kaip atsisveikinom, jau tokia atsipūtę praėjo. Ir aš nežinau, tu atkreipė dėmesį į foninę muziką, bet ten buvo copyrightinta daina paleista. Ir... Aš galvoju, kur man kažkas priminė. Ir aš įkėliau ir man iš karto išmetė erorus, jeigu kada nors norėsim monetizuoti, tada negalėsim šitą video, nes yra copyrightinta muzika, nors negroja 5 sekundės. Atsiprašau, kuriejai, kad pavogiau aš visas 5 sekundės. Bet davė YouTube'as pasikeis, sako, davai gal nori pakeisti kitą dainą. Ir aš toks, okei. Ir pažiūrėjau pačią durniausiai išrinkau, tai jeigu kas nepažiūrėjote iki galo arba net kaip dėmesio, galit nueiti atkreipti dėmesį dar kartelį, kad pažiūrėtų. Sekantį dėsim, padurniau šiek tiek. Ir paskutinis dalykas, ką aš norėjau padaryti, nes nelabai sugaudau. Dabar iš tikrųjų, tie, kas žiūrėsit, kreipiuosi į tuos, kas žiūrėsit ketvirtadienį įrašą, arba ne ketvirtadienį, po poros savaičių, kad rasit, kad mes darom iš viską nors. Tai dėl foninės muzikos. Nes foninė muzika radijoje yra essential dalykas, jeigu užtyla vis, tarkim, eteris, užtyla mikrofai, kaip ką tik buvo begečiui, aš galiu foninę muziką užkelti ir tai yra tiesiog. Bet kadangi mes apjungiam radio ir podcast'o formatą, tai ta foninė muzika toksai gaunasi klešina šiek tiek tarp formatų, nes podcastų žmonės daro be foninės muzikos. Nu taip, bet žinau, ne visi. Nu, yra kai kurie daro su foninė muzika, bet, nežinau, man asmeniškai tai netrukdo, bet, nu, čia jau ne mums spręs dabar jau šitą dalyką. Jo, tai klausimas, kurį aš norėjau paklausti, užsidės, kad irgi visai girdėčiau. Tai klausimas, kurį aš norėjau paklausti, ar labai trukdo foninė muzika, nes mes galim pabandyti su AI ją ištraukti, nes dar kartelį eterį mes buvom 5-7 minutės, taip neužknisa, bet kai žiūri gal valandos podcastą, gali būti, kad šiek tiek jau kliūna ta pati muzika. Tai jeigu maišo, parašykit komentaruose, pabandysim šitą dalį mes išspręsti. Ja. Nu ką, šiandien mes su Begičiu esam labai nemažai įdomių temų paruošę, labai nekantraujam su jomis sugrįžti pas jūs. Tai nieko nelaukus, visai greitai mes sugrįšim. Pradėkim nuo to, nuo ko pabaigėm praeitą dalyką. Oi, jasau. Savaitgalį buvo didžiausias metų renginys Netflix'o. Jo, ant tiek didžiausias, kad net Netflix'as, ta prasme, jo serveriai lūžo. Aš mačiau, aš neturėjau jokių problemų, nes nežiūrėjau gyvai. Taip, bet pati kova. Okay. Žiauriai blogai. Aš galvoju, kaip čia nuo ko eit pradėti. Ir, nu gerai, pradėkim nuo pačio headlinerio, nuo Jake'o Paulo, Jono Pauliaus II prieš Mike'ą Tysoną. Ir tu kėliais naktį kaip žmogus, aš žinau, kad gailės turbūt. Šiaip ne. Nesigail. Tai kelkis kiekvieną dieną, trečią nakties. Ne, jau tai tikrai ne. Kažkaip žmogus, net nuėjau iš vakaro 8 vakaro miegot, nors šiaip tai visą laiką 12. Visą laiką 12 einu. Ir atsikėliau, nu tiksliau mane pakėlė. Būtum neatsikėlęs. Aš šiaip užsistačiau žadintuvą, gal ir būčiau atsikėlęs, bet nu tiesiog pakėlė. Tai dar geriau gavosi. Okay. Užtikrintumą, žinai. Šunį išvedai? Atsikėlęs? Ne. O kovos išnešiau. Ant tiek gera kova buvo, kad išnešiau šunį. Ir žodžiu, jo, 3 ryto atsikeliu. Ir kažkaip, nu ką, pasijungiam Netflix'ą, viską jau skaičiuojam, countdownas eina. Ir tik tais pasileido jau visas streamas, viskas okei, pradedam žiūrėti ir tada įsijungia grafikas. Aha, ir matai, kad paskutinė ta kova yra? Taip. Aišku, kad bus paskutinė, nu ko tu tikėjais? Nu taip, tai iš viso 4 kovos, bet svarbiausia, aš ieškojau internete, tai niekur nemačiau, kad būtų kažkoks schedulas įdėtas, žinai, kad, nu, kas bus per tą renginį. Aš tikiu, kad dėl vienos kovos nedarys tokio renginio, žinai, bet, nu, jokio schedulio nemačiau. Ir gavosi taip, kad aš pradėjau žiūrėti, nu, tai ką jau atsikėliau, viskas, nebenoriu miego, nu, ką daryti? O ką daryti? Aš tai eičiau miegoti tiesiog. Aš jau nebenorėjau miego, nes aš 8 nuėjau miegoti iš vakaro. Nu ir gavosi, kaip gavosi, nu žodžiu. Tai galvoju, nu pradėsiu žiūrėti. Pirma kova, tai iš viso ten, nežinau, nu nebuvo į ką žiūrėti, realiai tikrai galėjau eiti miegoti per tą kovą. Aš šitą prasukau. Paskui antra kova jau buvo geriau, jau ten buvo pro lyga, jau kurie jau yra daug jau praėję, daug kovoja, tikrai kovotojai. Jau buvo įdomiau. Aš šitą prasukau. Žinau, kurio neprasukai. Tai yra sekančio, tai yra moterų kova. Bet neprasukau tik dėl to, kad iš ryto jau visas internetas mirgėjo ir galvoju, nu gerai, pažiūrėsiu. Šiaip ten irgi, nu, kažkaip
žiūri vienaip kitaip, bet man nepatiko tom ta baltaodė priešininkė, jau pamiršau aš jos vardą. Rasizmas gal? Biški. Ne. Aš tik tais pažymiu, kad žinotumėt kuri. Taylor jas pavardė. Jo, Taylor. Atsimenu. Kita Serrano kumpis buvo. Nu ten, kai atsivėpė, tai irgi, kai Serrano kumpis atrodė. Taip, bet aš irgi žiūrėjau, man labai patiko, aš esu visą laiką moterus, aš esu tas, kur moterų sportas man taip ne visą laiką yra įdomu, tik dėl fizinių galimybių ir dėl viso kito, bet tiesiog aš neprijaučiu kažkaip, bet šitą kovą aš labai įdėmiai žiūrėjau, aš ją visą nuo pradžios iki galo pražiūrėjau, buvo tikrai įspūdinga, kaip jos, kiek daug energijos atidavė, man iš vis kosmosas buvo kaip Serrano, iki pat galo davė tą energiją ir net atrodo nepavargo, įskaitant tai, kad prieš ją sukčiavo Taylor, trankė su galva ją į antakį. Žiauriai lindo. Bet žinai, ko nepadarys dėl pergalės, jos nediskvalifikavo, teisėjas vieną kartą pasakė, tašką vieną atimė. Du kartus pasakė. Ir vieną kartą tašką atimė. Man yra keista iš vis, kad tik tai tiek įsikišo, tą patį, ką sakė Serrano, bet kartu aš po to sėdėjau, galvojau, jie verkė po kovos, kad va, čia sukčiavo, mes daugiau nenorim prieš ją, arba bus normalus teisėjas, arba ne. Bet žiūrėk. Jeigu žmogus... Dabar išmastysi jau. Jeigu Taylor tenka eit, tu turi palenkt galvą ir taip eit su galva, kad pataikytų, ne? Nu, tiesiog, kad ir užtaikyt ją į galvą ir kad realiai, kad nediskvalifikuotų tai iš karto, kad tu neluptum iš galvos, kai Zidanas. Tai jinai eina taip ganėtinai atsargiai. Jeigu Serrano užtaikytų tą momentą, jinai gali kabliuoti iš apačios ir išjungti Taylor realiai. Nes tai nebūna užsidengus. Rankos yra šone, galva eina tiesiai, viskas. Nu, tai tiesiog apžaisti, jeigu tu žinai, kad jinai taip kiekvieną kartą daro. Galėjo, ta prasme, galėjo tikrai sušokinėti, su tiesiog, kažkaip biški ją diskomfortinto vietoj ir galėjo tikrai, kaip pasakai, kablį iš apačios. Taip. bet šita kova buvo įdomiausia iš visų kovų. Kas yra blogiausia. Paskutinė nebuvo įdomi. Žiauriai nebuvo įdomi. Ta prasme, aš šitos nežiūrėjau. Aš net nemeluoju. Antiek buvo suskriptinta. Antiek, come on. Aišku, žinai. Iš kur žinai? Noriu tą, ką sakiau, kad pasakysiu Razijai. Po kovos, kaip visi matėt, kas laimėjo. Kas nematė, laimėjo Jake Paul. Maikas Tysonas pralaimėjo šitą kovą. Taip, jeigu kas nors nematė, tai aš... Jeigu netyčia, taip, teisingai. Ir jau atsitraukdamas, viens kitam ranką paspausdamas, apsikabindami ten, tipo, viens kitą jau sveikina, bla, bla. Ir atsitraukdamas Jonas Paulius II, atsitraukdamas pasakė, aš turiu tavo pinigus. Tai apie ką mes kalbam? Aš mačiau vieną kitą momentą, nors nemačiau pačios kovos, aš mačiau daug iškarpų, mačiau kaip pirmas raundas, aš kaip supratau, net nebuvo pati pradžia, buvo reali, kai Tysonas tiesiai ėjo ant Jake Paul'o ir ganėtinai gerai smūgiavo. Kaip tik ne. Ne? Ne. Pirmi 4 raundai iš viso buvo ten, ta prasme, palei taisyklės pirmi 4 raundai buvo neoficialūs. Nuo 5 raundo iki 8 buvo oficialūs. Aš čia dabar per miksą mečą. Čia žiauriai yra, ta prasme, pirmas dalykas, pradėkim nuo to, pirštinės buvo pasunkintos 4 ounces. Čia jau blogai. Aš čia daug nesigaudau. Ta prasme, tai tiesiog, kaip paimkim, būtų... Į batus smėlio pridėtų bėgti reikėtų. Panašiai, jo. Tai taip sakyk, aš nesuprantu. Tai pirštinės būtų standartiškai yra 10 kg. Čia buvo padaryta 14 kg. Okay. Jau yra sunkiau, tai vis tiek, ta prasme, kad ir koks tu būsi stiprus, ten 60 metų, bet, vis tiek atsiliepia tas svoris. Okay. Paskui antra taisyklė buvo pirmi 4 raundai, kaip sakiau, kad buvo neoficialūs. Tai, sakykime, ten bus kova į vieną pusę, tai bus neoficialu tiesiog. Paskui ir buvo, ir dar viena kažkokia taisyklė buvo, bet dabar jau neatsimenu. Okay. Bet esmė tokia, sakau, kad, pirmus 4 raundus matėsi, kad net Tysonas tiesiog atsitraukinėjo. Tai tada tas buvo 5 raundas, ne, kur šoko jau Tysonas. 5 raundė tai jau įdomu buvo. Tai tada aš kitą momentą noriu atkreipdėmėsi, kada į klinčą nuėjo. Ir buvo toksai mini momentas, kada jau užtruko šiek tiek klinčą. Neaišku, konspiracija, bet Jake Paulas gal kažką pasakė Tysonui, kad tu apsiramink, nepamiršk, ką mes esam sustarę. Ir aš mačiau tą momentą, kada Tysonas jam paplekšnojo per nugarą iškart po
klinčo pabaigoje ir tada jie išėjo iš klinčo. Taip, 5 raunde tai taip ir įvyko, realiai, nes visi sako dabar social media, kad 5 raunde Tysonas pamiršo kontraktą, nes vienu metu jisai tikrai įrovė, bet matėsi, kad sulaikė savo jėgas, kad neišjungtų iš karto, nes vieną tokį užrovė, kad į kitą pusę veidas nusisuko, žinai. Ir dar vieną detalę aš pastebėjau, ir aišku, visi internete pastebėjo, kad pastoviai savo pirštinę kandžiojo Tysonas, kad susilaikydavo. Taip. Jisai sakė, kad darė tai visą karjerą, bet aš neatsimenu šito momento, negaliu pakomentuoti. Jis yra daręs ne vieną kartą, bet ne tada, kada jisai all out. Ok, supratau. Ir tada dar vienas momentas, aš mačiau video, kaip ChatGPT yra paklausimas apie šitą kovą ir ką manai. Ir ChatGPT atsakė, tas voicinis, kur tu gali tiesiog balsų klausti ir jisai tau atsako. Ir jisai atsakė, kad viskas buvo tik tai šou, viskas buvo dėl pinigų ir kad viskas buvo... Tai ChatGPT taip sakė. Nežinau, kiek čia yra... Taip, bet labai teisingai pasakė. Realiai, čia vėl, viską, ką mes kalbam apie šitą kovą, yra tiesiog spekulacija. Čia nėra tikslų, mes nežinom tikslų faktų, tai čia jie tik patys žino. Bet, principė, esmė tokia, kad, jau dabar visi kalba ir šiaip, statistikoje pasižiūrėjus Jono Pauliaus antrojo kovas, tai dabar yra 11-1. 11 laimėjimų, vienas pralaimėjimas. Prieš Tyson Fury. Taip. Aš prieš tą dar prieit norėjau irgi. Jo, bet supranti, kas yra įdomiausias faktas, kad Tyson Fury yra vienintelis dar aktyvus kovotojas iš tų 12 kovų. Tai ką aš norėjau papasakoti ir kokį dar irgi skaitinėjau, mačiau, kaip Muhamedas Ali pradėjo savo kovas. Jisai visą laiką ėmėsi tokią taktiką, kad jisai būtų nemėgstamas. Dėl to žmonės pirko bilietus į jo kovas, kada jis buvo naunėjimas, nežinomas, tam, kad pamatytų, kad kažkoks kovotojas jį iškirstų tik dėl to, kad visi nemėgo Muhamedo Ali. Dabar žiūrėk. Jake Paulą visi nemėgsti. Ar ne? Jisai ima kovotojus, vyresnius už save, bet visi tikisi, kad, tarkim, dabar, kaip pavyzdys Tysonas, šitas tikrai Jake Paulą iškirs ir visi žiūrėjo. Ar ne? Čia vienas iš faktorių. Taip, visi norėjo pažiūrėti Mike'ą Tysoną, kaip jisai vėl kovoja, bet vienas iš faktorių vėlgi buvo tas, kad iškirstų Jake Paulą. Ir dabar kitas momentas, ką jisai daro, realiai labai viskas yra panašu. Jisai kovojo su MMA kovotojais, tais irgi, kurie jau nebekovoja. Ir gavosi taip, kad krito žiūrimumas, nes jis ten laiminėjo ir tiesiog, ir žmonėms pasidarė nebeįdomu. Ką darė Jake Paulas? Sako, aš noriu vis dėlto būti boksininku. Kad būtų boksininku, jisai pradėjo nuo bokso kovų ir jisai viską šiaip ganėtinai protingai padarė. Jisai pasiėmė Tysoną Fury, kuris buvo savo karjeros pradžioje tuo metu ir pralaimėjo prieš jį, bet ėmė jį dėl to, kad jisai buvo pradedantysis, Jake'as Paulas irgi nėra geras kovotojas, kad turėtų bent kažkokį šansą. Taip. Ir ten nebuvo į vienus vartus kova. Ten jinai ganėtinai apylygė tokia buvo, bet Tysonas Fury laimėjo. Tada jisai pasiėmė Tysoną ir irgi dabar jau Olia tai laimėjo. Jeigu čia visą tą konspiracijos teoriją sekam, bet dabar nieks nebetikės šitais bairiais, nieks nebežiūrės, jeigu paims vėl retirenusi, užkrito žodis lietuviškai, kovotoja. Atsistatydinusi. Iš posto kovotoja ir dabar jis turės pasimti realų, gerą kovotoją, kad žmonėms būtų įdomu ir jis dabar turi laimėti, nes kitaip visi toliau galvos, kad jis yra šūdinas kovotojas. Man tai labiausiai dabar patinka, kad kaip šėlsta social media, dabar aktyvus kovotojai jį kviečia kovoti. Jeigu tu Ryan Garcia yra žvėris. Aš žinau tiek jų, kiek į UFC žaidimai. Tai Ryan Garcia kvies Paulą, jeigu laimės prieš Tysoną. Tai buvo parašęs savo Twitterį. Kaip įvyko? Tai toj bus. Dabar žiūrėsim, kas bus toliau. Taip. Dabar ir ne vienas kovotojas. Svarbiausia, ne vienas kovotojas kvies į ringą jį. Norėtum, kad jį iškirstų. Labai. Šiaip viskas okei. Aš, kurią pusę suprantu, tai jo pusė, kad jisai nori padaryti šou, jis nori užsidaryti pinigų ir tikrai nemažus pinigus. Tu prasme, bet... Aš už 2 lemų irgi pralaimėčiau. Už 2 lemų, seniai. Aš realiai už 15 eurų galiu pralaimėti. Jisai ateitų pas mane, sakytų, žiūrėk, einam į ringą, čia, kiek, 3 raundus. Po 3 minutės, ne, ir duodu 15, aš sutinku. Net nespėtų pasakyti milijonų, aš pasakyti, sutinku.
Nes aš žinau, kad nebus tikrai mažiau 3-0. Paprasta realiai, taip. Taip. Aš sutikčiau irgi. Gerai, tai ką, tiek buvo apie šitą kovą. Einame. Čia galima dar ir daugiau išsiplėtoti, bet, tiesiog neverta, nes jau visi mato tik tokia visur social medijoje, kas vyksta ir kaip vertina visi šitą kovą. Turiu tokią temutę vieną. Davai. Vieną tokią temutę. Davai. Irgi iš to, kas vyko šitą savaitę, čia kažkaip pradžią laidos apie gal savaitės aktualijas labiau gausis. Mačiau tokį dalyką. Šitie dalykai pradėjo lyst metus berods prieš, kai išėjo Amerikoje. Išėjo įstatymas, ar jie ten kažkaip atsikasė konstituciją ar kažką tai, kad jie turi kalbėti apie viską ir apie viską, įskaitant, turi kalbėti apie ateivius. Ir buvo prieš metus jau tokia konferencija. Ir šita konferencija buvo visai neseniai vėl. Praeitą savaitę berods ir buvo jinai. Pradėjo lyst vaizdo įrašai. Ir nežinau, kiek tu matei, kiek nematei, bet ateiviai pasirodo gyvena žemėje. Jie gyvena vandenyno dugne. Vandenyno dugne, povandeniniai ateiviai. Taip, Nardė pastoviai su povandeniniu laivu, nieks nematė. Taip, ir jie pasakojo, kad jie ten turi tokias technologijas. Šitą labai gerai atsiminiau. Yra kažkoks matavimo vienetas G. Ir žmogus gali pakelti 7G jausmą, iki kol miršta ir kitkas. Naikintuvai gali sukelti iki 13-14 G tiesiog bangą, jausmą ir taip toliau. Tiesiog smūgio metu. Čia palyginimui, ateiviai turi šitie egzistuojantis ateiviai, turi technologijas, kurias gali sukelti 3000 G. Tai yra... Kiek? Tai yra 200 kartų skirtumas nuo naikintuvo. Tik tais. Jo, ir aš nežinau, kiek aš tikiu, kiek aš netikiu. Nežinau, kiek tai vėl, grįžtant prie sąmokslo teorijų, kiek tai gali būti kažkas, kad nukreipti dėmesį nuo kažko kito. Ir man yra įdomiausia tiesiog žmonių reakcija, nes išėjo visą šitą viešumą ir visi tokie, okei. Bet ta prasme, tu man parašėjai, žiūrėk, kas įvyko. Žiūriu, nieko nėra jau. Jau viskas. Jau nieko nėra. Tik tokia yra, viški dar videko. Jo, bet, ten kiek tų videko, na prasme, jau visi nušadeuninti, dabar tai yra tiesiog, kai žmonės jau tiesiog sukuria tą sceną, žinai, jau stovi, sėdi, tipo du ateiviai. A ką jie te daro? Aš žiūri, nežiūri, sako, mes įdomus, neįdomus, kaip čia suprast. Jo, aš mačiau krūvą apie tai konspiracijos teoriją, aš mačiau, kad kai daro bandymus bombų ir meta į vandenį, kad jie meta būtent dėl to, kad ten dėl tų ateivių ir taip toliau. Čia, žinai, kai bando kurmius išnaikinti, tai tą patį darė, kad ištrauktų į viršų. Jo, ir čia nesibaigiančios konspiracijos teorijos yra. Ir, jeigu yra, ne, tai tu atsineški tą posėdį nuotrauką kokią nors. Vis tiek jau matei. Vis tiek jau rankas spaudai tam ateiviui. Parodyk, kai atrodo. Ką siūsim? Rodyk, ką moki. Jo, dar kalbant apie konspiracijos teorijas, aš turiu kitą konspiracijos teoriją, nes mačiau praeitą savaitę straipsnį, LRT buvo straipsnis, kad atkelia 2 savaitėm, grįšiu iš kitos pusės, buvo Eurovizijos registracijos deadline'as Lietuvos, kai žmonės turi užsiregistruoti kitos dienos, kad nori dalyvauti šitų metų Eurovizijos atrankoje. Ir jie šitą end-date deadline'ą atkėlė 2 savaitėm ir aš galvoju, nieks nenori dalyvauti, aš įsivaizduoju. Nežinau kodėl, čia vėl gali būti 100 teorijų, gali būti dėl to, kad Izraelis galbūt dalyvauja. Buvo praeitais metais daug irgi kovų, kad nenori dainuoti taip pačioj scenai su Izraelio dainininkė. Gali būti dėl to, kad, nežinau, gal visiems atsibodo Euroviziją. Atsibodo dalyvauti, atsibodo nelaimėti, atsibodo kažkur tai kažką tai, arba gal dalyvavo daug, registravosi, bet nieko gero nebuvo. Čia irgi yra viena iš... Kai šmėkla praeina Eurostudiją. Yra viena iš opcijų, kodėl taip gali būti. Bet jeigu man reikėtų išsirinkti, nes mačiau ir tokia apklausa buvo, aš nesakysiu, kas laimėjo šitą apklausą, bet jeigu savo valia galėtum siūsti bet kokį atlikėją, ką siūstum Eurovizijai iš lietuvių?
paklausai to, kuris realiai nesiklauso lietuviškų dainų. Nu, bet gerai. DJ Dalgio klausais. Ką? DJ Dalgio klausai. DJ Dalgio jau aš anksčiau klausiausi, aš daugiau klausiausi Back B. Begi vyt, ar kitko dabar atsirado. Sugrįžo taip. Aš mačiau. Į raustus sugrįžo, ten buvo žiaur, ten smagiai atrodė viskas. Žmogus 5 kilų numetęs. Aš net pažinau. Ateina šakalys, nesprant. Ką siūščiau? Nu, be manęs, aišku. Aš jau geras labai daininkas esu. Tai tave neverta net siūs, nu tai ten arba tiesiog, jeigu tave nusinčiam, tai duodam pergalį viskas, nu tai kam čia, kas čia, žinai. Ką, derup vėl siūstų? Kaip su Švedija, žinai. Ne, šiaip tai jaučiu tik derup ir siūščiau. Jaučiu, jo. Donatą Montvydą galim vėl išsiūsti. Ne. Kaip rusai Dima Bilaną, tiesiog kiekvienais metais. Ta pati. Žinai, gerai, ką aš siūšiu? Aš, žinai, ką visai norėčiau pamatyti. Aišku, norėčiau Selą pamatyti Euroviziją. Čia yra visų svajonė. Bet aš beje dar skaičiau apie Selą, bet paskui gal papasakosiu. Kitą dalyką, ką dar norėčiau pamatyti Eurovizijoje, tai Nijolė Pareigytė, bet ketinai disinančią dainą Šeškiam padarytų ir išvažiuotų į Euroviziją, kai jos dabar yra susipykusios. O rimtai, ką aš norėčiau, kad mes išvežtume Euroviziją, aš nežinau, kodėl šiaip iš tų žvaigždžių mažai kas dalyvauja. Turbūt, nežinau, gal nenori eiti per atrankas, gal jie per daug reikšminė ar kažką, tai šito irgi nežinau kodėl. Jeigu kas nors žinot, parašykite į komentarus, jeigu kažkas su kuo bendraujat, labai įdomu iš tiesų yra. Bet aš norėčiau, kad mes siūstume Bei Saulo į Euroviziją. Manau, kad būtų visai įdomu. Jisai galėtų su savo madų šou išeiti į Eurovizijos sceną, kalt pasirodymą. Nes ir dizaineris yra rūbo, jeigu nežinojai. Nu, aš žinau, bet, nu jo, gal geras variantas, nes, nu, visai gal kitaip paruoštų viską. Šiuolaikinė muzika yra, manau, kad būtų visai įdomus pasirodymas. Grįžtant prie tos apklausos, tai aš mačiau lietuvių klausę, ką norėtum, kad iš žvaigždžių, kas važiuotų į Euroviziją. Ir trečioje vietoje buvo Bei Saulas. Okay. Antroje vietoje buvo, aš bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad buvo Gejan antroje vietoje. Kaip tu ištari gerai Gejan? Aš niekada nežinau, Gejan. Džian, Gaidžian. Gaidžian, kaip nori, tai vadink. Gitarą, gitarėlę, kaip nori. Patatau. No. Bet pirmoje vietoje atspėtų, kas yra pirmoje vietoje. Ką žmonės norėtų siūsti Euroviziją? Selą. Ne Selą. Aš nespėjau pasakyti. Žinau, kad ir ne tave. Ir ne man. Pirmoje vietoje, kas išeinamiausia dainininkė, aš tau čia geriausia. Ai, nu tai Šai. Jessica Šai buvo pirmoje vietoje. Jessica Šnai. Bet nevažiavo praktiškai praeitais metais, nes tu žinai, kad Luktelk viena iš dainos autorių buvo Jessica. Nežinai. Ne. Tai va, tai jinai praktiškai važiavo praeitais metais. Tai tokios tokelės yra su ateiviais užsiemusi. Yra Amerika, mes... Gerai nuėjom nuo ateivių iki Euroviziją. Jo, Amerika. Žinai, kas jūs Amerika? Jeigu galėtų, kas jūs ateivis. Ateivis. Tai va, kiekvienas su savo problemą. Mes neturim ką Eurovizijos, jūs žmonės su ateiviais dylina. Na. Tokie vat reikalai. Labai garsiai kvepuoji. A ne? Iš tolo girdėjau tą tokį. Tokio. Atsiprašau visiems, prišnekčiau į radio imtuvus. Man jausis. Avarijos tikio žmonės nepadarė. Viskas tarkoj. Taip, tai sakė čia šaukinys radio tau, kad Kauno regiono naujienos ir kaip tik savaitgalį buvo šiek tiek judesio Kauno senamiestyje. Aš galvau, kad tokie dalykai iš tikrųjų yra pasenę, aš galvau, kad tokie dalykai yra mirę ir aš galvau, kad tokie dalykai nebevyksta. Dėja. Bet atsikeliu iš ryto ir straipsnis masinės muštynės Kauno senamiestį. Ir kodėl visų pirma, tai nebuvo masinės muštynės, tai buvo iš tikrųjų nesąžininga kova 5 prieš 1. Realiai, jo, 4,5 gal sakyčiau labiau. Aš žiūrėjau tą video ir aš nenorėjau. Nu, aš vis laik mėgstu tokius video peržiūrėti, tokias nesąmonės. Jokingi jie būna. Jo, bet nenorėčiau, kad tokie video būtų, yra tragedija. Kaip tik prie šito, gerai, pabaigiam šitą, man įdomiausias buvo vaizdas, kaip mergina šoko Trip Bitch. Nu, ta prasme, wow. Bet svarbiausia, šoko Trip Bitchą, sutribė, tada vėl tas atsistoja, jau bando lys prie to, su kurio susipyko, kuris pusiau atlapotas viršui. Ir draugelis, kuris bando juos skiria. Bach, atgal tiesiog sukapoja, o tas prieina. Jokingiausia dalis, tai kad prieina tas bachuras, ant kurio šoko. Ir jo merga prieina.
Šiek tiek toliai nežiūrėjau. Ir ta merga tiesiog tam bahūrai, kuris atgal parėjo, tiesiog pliauska atgal, bam. Ir aš visą gyvenimą tikėjausi šiuo metu jau, kad šitie dalykai jau atgyvena yra, nes aš pats prieš... Gerai, prieš... Nešneškai parklys. Aš galvoju, bandau čia susifigūruoti, kada prieš 10 kokių metų irgi ėjau senamiestį ir mane, aš net nemeluoju, mane su kirviais užpuolė senamiestio centre. Man įrėmė kirviai į kaklą ir ta prasme, dalykas, kurio nelinkėčiau niekam patirt. Ir aš tiesiog galvau, kad šitie dalykai jau... Fiskaro kirvi buvo. Nespėjau pažiūrėti, žinok. Aš pradėjau mąstyti, ką pasakyti, kad jie atšoktų nuo manęs. Įdomiai. Tai matot, gyvas veikas, bet... Kol kas. Jo, ir dar... Dabar išgirstų tie žmonės. Gal ir klauso, nežinau. Ai. Taip, ir dar iš Kauno naujienų buvo savaitgalį, ne savaitgalį, penktadienį. Penktadienį tai buvo baisu. Aš pamiegu visus šitus dalykus ir muštynės ir šitą. Aš kai keliuosi 10-11, tai pramiegu. O būtent tu visą veiksmą pramiegojai. Tai gerai, apie šitą veiksmą tu galės papasakoti, nes tikrai važiavai. Tai penktadienį baisinis plikledis. Baisinis plikledis. Jokingiausia tai, kad žmonės vėlavo 3-4 valandas į darbus, į mokyklas ir panašiai. Aš pats vėlavau. Aš išvažiavau 7 ryto. Man, kad suprastumėt, kur aš važiuoju, tai aš važiuoju nuo Šilainių į Dainavos rajoną. Į darbą ir išvažiavau 7 ryto. Kada buvai? 8:30. Važiavau autostradą. Aš mačiau, kad krūva avarijų visur buvo. Žiauru, Varnių tiltas visiškai buvo uždarytas, Kauno pilies tiltas buvo uždarytas, Marvelė užstrigus, visi realiai, kur paimsi tiltą, ten ragas. Neina pravažiuoti. Ir kelininkai eilinį kartą pramiegojo. Užklupti. Bet jokingiausia buvo rašė... Aš tai jau nekalžinau miegą, kai aš tiesiog iki 10 atsikėlė, nėra sniego, nėra ledo. Kad ir tu atsikelsi, kad ir 7, koks tau skirtumas, tu namuose dirbi? Taip. Aha. O tai jau kai važiavai treniruotę, tai jau nieko nebebuvo jau. Į 3-4 nebuvo nieko. Tai va, būtent. Tai žiūriausia buvo, kai paskaičiau straipsnį. Ok, klausau. Straipsnis. O, Jėzu. Užnešiojo biškį. Plikledis gerkliai. Tai žiūriausia buvo, kad, kaip pasakyti, iš vakaro meteorologai sakė ir pranešė šitiem Kauno savivaldybei, kad bus galimas plikledis. Nesakė, kad bus tikrai plikledis, bet galimas. Tai jau ką reiškia, tai kad jau tikėkite. Čia ateini su draugė, tavo atveju su sužadėtinio pas daktarus, galimai nešia. Ką reiškia? Bus, bet neaišku. Tai ir vat gavosi, bet šitam, kai tie meteorologai pranešė, jie iš vakaro pranešė, o sekančią dieną parašė, kai straipsnį jau savivaldybės atsakymą į šitą visą avarijas ir panašiai, kas įvyko. Straipsnėje parašyta, kad Kauno savivaldybė parašė, kad nebuvo, niekas nepranešė iš vakaro, kad bus plikledis, bla bla bla. Net aišku, nėra ko 7 vakare pranešinėti, jau žmonės sėdi baliavoja ir to į darbą nereikia. Taip. Tai va būtent, tai žiauriausia buvo ir toksai tiesiog konfliktas tiesiog įvyko lygioj vietoj ir kai konfliktas kyla, tai būna ir daug nukentėjusių. Tai šiuo atveju labai daug mašinų nukentėjusių. Ir šiaip, bet mane nervas ima. Iš tikrųjų, šitoj va vietoj, kodėl viskas įvyko. 12 mašinų ant Varnių tilto. 12 mašinų. Bet ten ilgas tiltas, tai telpa. Tai ir ten platus tiltas, taip, ilgas, platus tiltas, viskas okei. Jo, 12 mašinų. Tai tu įsivaizduoji, kaip ten tas vaizdas atrodė. Gerai. Žiauriai, fainai. Aš tai visą laiką tokį pikdžiugišką turiu, kad kuo daugiau remonto mašinų, tuo mažiau mašinų gatvėje. Man tai į pliusą. Man tai tik į pliusą. Gaila, kad aš nevažiavau, pro ten būčiau vizitkės išmėtęs visiems. Pro langą. Tai, bet jokingiausia tai buvo, kad jokingiausia ir pikčiausia, kad 5 iš tų mašinų, pavyzdžiui, tiesiog paimkim tą Varnių tiltą, ne? 5 iš tų mašinų buvo vis dar su vasariniam padangom.
Okay. Va čia yra buvo žiauriausia. Niekas nerašė apie tai, tai ta prasme, ten Facebook'ose panašiai buvo, kas filmavo, kas ten aprašinėjo tą įvykį, kas kaip kame. Tai rašė, kad 5 mašinos susidūrusios buvo su vasarinė padangom. A tu pasikeitęs padangas? Aš tai tikrai taip. Šaunuolis. Aš dieną prieš reikalavimą pasikeičiau padangas. Pavyzdingas. Žiauriai, nuvarau. Pavyzdingas mechanikas. Pavyzdingas mechanikas, nuvarau pasikeis. Sako, žodžiu, pas tave ponas vieną padangą gumbę turi. Sakai, žinau. Aš sakau, o tai didelis gumbas. Nu, sako, kaip jums pasakyti. Nu, sulenk alkūnę. Sulenkiau, nu tai va toks. Normaliai. Tai, nu ką sakau, nu tai dėkit. Nusipirksiu naujas, ką darysi. Okay. Ir kalbant apie transportą... Palauk, o tu pasikeitei padangas? Aš pasikeičiau. Pasikeitei tikrai? Taip. Vėlai. Tvarkingos, aš dar technikinį variau jau po lapkričio, tai turėjau būti pasikeitęs. Jo, teisingai. Okay. Tai va, ir kalbant apie visus transportus ir kitą dalyką, mane užknisa vis laik vienas dalykas ir jisai dabar bus kaip ranka nuimtas išspręstas 26 metais, kada visose vietose, kur turi aptarnauti žmonės, man aktualiausia yra Volto kurjeriai, turės dirbti žmonės mokantis lietuvių kalbą. Ir aš pasakysiu, kokią aš turiu problemą. Aš gyvenu naujam rajone, kuris dar čia nepasigirtam, bet kad paaiškė. Ir nesakysim, kuriam, nes paskui dar susirasit. Taip, tai ir jisai nėra dažymėtas iki galo, ten mapsuose šiek tiek mėtosi, bet aš komentarę surašęs ganėtinai aiškiai angliškai, nes dažniausiai pas mane atveža nelietuviai maistą. Ir ant namų yra didžiausiam raidėm pas mus numeriai, bet jie pastoviai sumaišo namus. Ir man pastoviai skambina ir tokia laužyta anglų kalba, kur 5 žodžius iš pirmos klasės. Where is your door, where is? Jo, ir aš žiūriu žemėlapį ir aš jam badau paaiškinti, sakau, dabar žiūrėk, tu atsisuk tiesiai veidų į upę ir eik į dešinę. Po 5 minučių jis man skambina, sako, nerandu, žiūriu į kairę. Ir man maistas atšala ir tiesiog, aš neturiu problemos su jais kalbėti angliškai, nes aš suprantu, kad jiem yra sunku. Aš vis tiek nuvažiuočiau į Indiją ar iš bet kur jie atvažiavę, bet aš bent bandyčiau susikalbėti kažkokią tarptautinę kalbą, tai jie nemoka ne tai, kad lietuviškai, jie nemoka ir angliškai. Ir man šitas labai patinka, kad tiesiog realiai turbūt, kad nuims kaip ranka šitą bairį. Jo, ten va, kaip ir sakė, kad nuo 26 metų, va, kaip davė pavyzdį, kaip pranešinėjo, tai kad irgi kas liečia ir taksi pavėžėjus, va, Boltas ir panašiai kitas platformas, tai kad irgi turės vairuotojai privalės kalbėti lietuvių kalbą, jeigu ne, tai tada galės tiesiog šitą klientę paskust ir gauti kompensaciją už tai. Taip. Nemokami pinigai. Jo, bet man vieną straipsnį primena, kam šiandien perskaičiau. Aš tik tai tokį vašausiu. Plungė. Taksi vairuotojas. Aišku, kad plungė. Na, plungė. Taksi vairuotojas buvo padurtas keleivės. Tai kad nemokėjo lietuviškai? Okay. Už ką? Nežinau, tiesiog tai parašytas kepšinas, atsidarai, sako, prenumeratą nusipirka, jeigu nori toliau skaityti. Klasikinis. Taip. Man atrodo, kad jeigu kas nors blogo nutiktų, tarkim, skrenda asteroidas į Žemę, kuris gali mus visus pražudyti, atsidarai, paskaityti kada, kažką, žinai, nusipirk prenumeratą. Metam 10 eurų. Bet tu skaitysi, aš tam meteoritą. Kaip tik ant tavo, tada jungiau. Miau. Miau ten to. Ne, man žinok, sorry, norėjai Nikolbako, aš jos netyčia išėmiau. Aš pastebėjau, ačiū tau labai, mielas draugė. Aš įdėsiu pat atgal. Šaunuolis tu esi. Aš įdėsiu pat atgal, kai baigsim kalbėti. Jo, įdėsi. Jo, ko mes padarėm šitoj laidoje, ką padarėm praeitą laidą, tai nepaanonsavom, kiek tų gyvų klausytojų buvo. Tai prieš laidą jų buvo Radio Tau internetiniam puslapį, buvo 18, dabar buvo 32. 33? Pikas buvo 303. Ja. Dabar nepatikrinau prieš einant. Dabar aš tikrinau, buvo 24. Dabar tikrinai? Nu jo, prieš einant. Ai, okei. Tai šokinėja biški. Nu biški. Tai dar kartelį, mes ką darom, mes sekam šiek tiek, vienintelė vieta, kurią galim sekti, yra internetinis klausytojas. Ir jeigu turite galimybę, kada klausotės Radio Tau, klausykitės ne radio imtuvę, bet www.tau.
tau.lt, klausykit žodžių ir mes tada matysim jūsų realesnį skaičių. Jo, aš visus irgi, kas sutinku ir kas paklausė iš pažįstamų ar kolegų, visiems sakau, jung radijas tau, tai jung tau.lt ir spausk play mygtuką. Tai gerai, aš buvau pasiruošęs tokią vieną istoriją, tu vas klausai, ką aš čia pasirašiau, aš tau dabar ir papasakosiu. Buvau Megoj savaitgalį ir... Aš irgi buvau Megoj savaitgalį. Čia kas ne kauniečiai, tie ten, kur ryklių buvo, bet numarino jas mato visus. Nebėra ryklių žodžių. Dabar tik tais Kaune šiaip rykliai vaikšto. Jo, tai ką aš norėjau papasakoti, tai aš buvau, apsipirkinėjau ten visokias nesąmonės. Mano kėdimas nesulūš, aš galvoju, kodėl aš judu iš šoną. Aš sakiau, čia viskas nesvarbu, bet praleis. Bairį. Nu, davai. Susirinks. Tai va, tai buvau aš toj staleliai, kur pardavinėja ten visokius skanėstus iš užsienio šalių, iš Italijos, pirkau alyvuogę, žodžiu. Tiesiog pasnekint. Ir už mane stovėjo tokia šeimyna ir aš iš karto labai greit identifikavau, kad jie yra migrantai grįžę į Lietuvą. Ir jie ten kalbasi ir tada prasidėjo. Plemba, čia Lietuva, mes kažkokie atsilikėlių šalis esam. Čia visą laiką pas mus pavėluotai atvažiuoja prekės arba jūs alyvuogės perkat, ką reiškia pavėluotai. Koks pavėluotai? Ko jis nepatenkintų? Jo, bet čia pas mus pavėluotai atvažiuoja arba neatvažiuoja striukė, kurią mes, pasakė šalį, bet praklausiau, kurią mes pirkom ten, čia po pusės metų tik Lietuvą atvažiuoja, taip toliau. Ir jie pastoviai taip skundžiasi, kaip užknis, aš negaliu, ta prasme, ką reiškia pavėluotai atvažiuoja. Aš buvau neseniai Danijoje, prieš tai buvau Italijoje, tas pačias prekes mačiau, tarkim, Zarui, kurios pas mus yra. Aš nesuprantu, apie ką jie kalba niekada, aš nesuprantu, kas tiem emigrantam yra negerai, kuom jie pastoviai skundžiasi. Jie užkala tų savo pinigų, nes užsienį tiesiog brangiau yra gyventi, didesnės algos, jie užkala tų pinigų, grįžta čia, išleidžia viską per savaitę, varo toliau į užsienį kaltos pinigus fabrikose savo. Žuvų fabrikose, jo. Gali būti, kad buvo iš kokios Norvegijos, nežinau. Tai ir aš niekada nesuprantu, ko jie skundžias, nes, blemba, mes gerai gyvenam. Jeigu jie skūsdavos prieš 10 metų, kad čia Lietuvoje prastai gyvent, mes dabar tikrai gerai gyvenam. Kaip ten sako, prie Ruso geriau buvo. Tai močiutė, tai mano sako visą laiką. Mano irgi visi, kas tik vyresni virš 5, prie Ruso geriau buvo. Subinė su laikraščiu gali ir dabar valyti, tas nieks nedraudžia. Taip, tikrai taip. Yra pasirinkimo laisvė. Taip, ir mes, kaip ir sakau, mes gerai gyvenam. Realiai prieš 10 metų tai buvo didžiulis skirtumas, dabar emigrantai netgi grįžta gyventi Lietuvą ir aš su visais jais nesutinku, aš visą laiką stoju į karą, stoju į piestų, mes tikrai gerai gyvename, mūsų pragyvenimo lygis yra geras, jis yra didėjantis. Jo, šiuo metu, ta prasme, ką aš norėjau papildyti, tai šiuo metu tai yra labai daug galimybių, kad susikurt gerą gyvenimą Lietuvoje. Tai ta prasme, ir pats susikūrė tikrai gerą gyvenimą ir aš galiu ir apie save pasakyti, kad, aišku, aš dirbu per 2 darbus, bet tikrai aš esu patenkintas tom ir aš tikrai gerai jaučiuosi dėl to, nes aš darau tai, ką aš mėgstu ir man labai gerai šitoje vietoje stovėti, nes, ką žinau. Jo, ir man šitas... Dirbu viską gerai. Man šitas dalykas visą laiką labai patinka. Tie patys emigrantai, pasilikim prie jų, jie, kai išvažiuoja į užsienį, kai čia traška, aš nesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Vis girdžiu irgi. Pučia vėjas, kažkaip čia tas, kur signalas atėjo, kad vėjas į eterį pučia mums. Į anteną. Taip, tai tie visi emigrantai, kai išvažiuoja į užsienį, jie gyvena ne po vieną butę, išsinuomoja kambarį butę dažniausiai. Taip. Ir jie dirba per tos pačius 2 arba 3 darbus, sako, va, kaip babkių užkaliau. Pabandyk Lietuvoje šitą padaryti, tiesiog susimest su 3 draugeliais ant vieno buto po 100 eurų, dirb per 3 darbus, kiek už minimalkę skaičiuokim, 800 eurų. 2-4, už nuomą 100, už komunalkės 3 užsimeti kiek, tracoką, pydisą, tai 100 pem, ir dar maistas, kiek lieka tavo. Ta prasme, 1500 drąsiai lieka, tu daryk tą patį ir bus. Taip, ta prasme, tu laisvai gyvenk, nes kai, ta prasme, jau, šiandien noriu užsisakyti pizzą, tu gali šitaip gyventi ir tau liks 1,5 gabalo. Taip, aš manau, kad drąsiai. Nes ir šiaip tie, kurie skundžiasi, ir šiaip yra dar, ne tik emigrantai, yra dar ta banga žmonių, kurie skundžiasi, kad šiaip Lietuvoje gyventi yra blogai, kad yra kažkokios problemos, nustoja, pūst, vėjai. Jo, nustoja. Taip, biški jau, pritilo. Taip, tai
tie, kurie skundžias, kad Lietuvoje yra blogai, kaip tu gali geriau gyventi? Man tai net tavo veidas patiko, kai net persikreipė vienas šonas, toksai, kur suparalyžiuotas liko. Aš piktas visą laiką, jų būna, aš nesuprantu. Kaip tu gali geriau gyventi? Ta prasme, dabar kas antras turbūt važinėja su kažkokia lizinginė naujesnė mašina arba iš salono pasiema mašiną. Nu tiesiog, tai čia yra geras dalykas. Nes seniau tu pažiūrėk, buvo labai senas autoparkas. Tai tu dabar gali drąsiai, ta prasme mašiną nusipirkti, dabar jau nebereikia taupyti ar dar kažko. Tu užsimanai, nueini, nusipirki, ką parduotuviai tu gali nusipirkti, kad, ko tu negali nusipirkti. Tikrai gali nusipirkti lašišą tą pačią ir dar kažką, kas seniau gal buvo irgi tabu per šventes, tik tai gal čia kažkokia lašiša, gal čia kažką tai. Irgi mano... Tai kad dabar kaip anksčiau būdavo tabu lašišavą nusipirkti, jau būdavo, čia jau šventė reiškia namuose. Dabar pieną nusipirkti yra šventė namuose. Matai, kiek pienas kainuoja. Mačiau, bet tai vis tiek tai nėra problema. Mes vis tiek visi gerai gyvenam. Darbus susirasti yra, skaitykim. Gal aš tam burbulė gyvenu, jeigu ką pataisykit, kažkas mane komentaruose vėliau įrašė. Bet mes gerai gyvenam, ko to gali daugiau reikėti. Visi tikrai turim stogą virš galvos ir jį tikrai yra lengva turėti. Nusikaltimų lygis Lietuvoje yra nukritęs iki minimumo. Žiauriai nukritęs, taip. Nebėra tų visų nesąmonių, kad yra baisu naktį eiti ar dar kažką. Jo, dabar įsivaizduojat, kaip sakėm, praeitam kažkuriam išėjime, nežinau, bet prieš tai sakėm, kad masinės muštynės laikomos 6 asmenų muštynės, kur buvo 5 prieš 1, žinai, jau masinės. O atsimeni anksčiau, kaip Dainavos, Šančių muštynės būdavo kokios masinės. Susirinkai stadioną kokią, nežinau, 100? 100 gal nėra, bet, susirenka tikrai. Esu buvęs ir aš vieną. Žinau. Tai va, į koncertus gali eiti, yra pilna renginių, nereikia pastoviai klausyti nieko blogo, nieko prieš pagal skonį, bet nereikia pastoviai kokio Žilvino Švagulio klausyti ar kažko. Dabar net pasaulinės žvaigždės atvažiuoja, ko tu nori dabar. Ir iš vis tikrai nėra ko skūstis. O ta prasme, pažiūrėkim tą pačią visų išsvajotą Angliją, kur negali per gatvę eiti dabar nešantis telefoną rankoje, nes pravažiuos su motociklu ir pavogės tais telefoną. Op, viskas. Jo, papasakokite savo istoriją su... Kontekstui tiek aš, tiek Begičius turim prieglaudinių šunis. Turim skirtingas istorijas, kaip sekės jas pasimti. Oi, čia buvo smagu. Taip, tai pirmiausia tai buvo. Paprasčiausiai mano sužadėtinė, ne draugė. Taip, aš iš karto jau šitą atsiminsiu turbūt. Gerai, valgyt, mėgausi. Pamatė tiesiog Facebook'e, tiesiog naršė, ieškojom kaip ir šuns. Ir pamatė ir įsimylė. Iš karto. Atsiuntė man, sako, skambink. Kaip tave, žiūrėjo per skelbimus? Ne, mane biški ilgiau. Dar žinai, kitas variantas, pravintinis skelbimas. Ir pamatė viskas, atsiunčia, sako, ne, man įdomu, sako, skambink, daryk kažką, sakyk, viską, ką įmanoma, nori, sakyk, kad tik tais mes gautume tą šunį. Tai aš paskambinau viską, pašnekėjau valandą laiko aš klausiau direktorės, kaip jinai pasakoja istorijas ten su šunim, kaip grįžta šunys, va Jėzau. Baisiai laiko neturi. Taip. Neturi ką veikti, žinai. Tai ir žodžiu, bet sako, aš jums paskambinsiu rytoj, aš pagalvosiu, čia yra dar porą variantų, kas norėtų tą šuniuką pasimti, mūsų mylimą Rikį. Ir tai paskambino sekančią dieną. Sako, paskambino 8:30 vakaro. Penktadienis buvo ir sako, tai mes pagalvojom, pasitarėm. Gerai, kad dar nemiegojai. Gerai, kad ne prieš Taisoną kovą. Gerai, grinai, nes jau būčiau miegojęs. Ir sako, atvažiuokit. Dabar. Sakau, dabar ne. Atvažiuosim, sakau, rytoj, sakau, iki kelių dirba. Tai šeštadienis gavosi. Sako, iki 4. Bet tu pala, ten į Klaipėdos važiavai. Taip. Porą šimtų kilų. Porą šimtų kilų. Dirbu iki 2. Šeštadienį. Viskas, man viso gero, aš dar miegu. Tai po darbo iš karto tik tai šokti mašiną su visais dar darbiniais drabužiais, lekiam iš karto, tai atsiradau greičiau negu per 2 valandas. Čia nesmė. Kelių eismo taisyklės buvo nepažeistos, viskas tvarkoj. Ir atvažiuojam. Žiaurus vaizdas. Žiaurus vaizdas buvo iš tikrųjų. Buvo dar lietinga diena tokia, ne kažką. Ir ateinam, labą dieną. Ir
aplinka, tai, šiaip nusistebėjau, kad ten šunų prieglauda, bet pasirodo ten ir šunų, ir kačių, ir... Rūmai tokie, blizga viską. Jo, ten paauksuota, ten marmuras, žinai, ne, iš konteinerių. Okay. Ir įeinam į vidų, ten labą dieną, viską ten, sako, stokit, nusifotkinam ir rašomės dokumentus, jau šitų viskų globos, rašomės ir staigiai man jinai tik tais atsisuka su aukų dėžutė. 50 eurų paukojam, 50 eurų paukojam, dar tokį biškį. Bet jau po to, kai nusifotkinai, kad, žinai, atskaitomybė tokia būtų. Ir tave palaikyti ir tada įma šitaip babkes. dabar pakišo tau panosim, ką tu gali daryti. Ta prasme, jeigu neaukosi, sakysi... Bėg, pasiim šunį, bėg. Jau dokumentus turit, žinai. Tai, ką darysi? Į svarbiausia, jokingiausia, tai išsitrauk iš kišenės 100 eurų, sakau, neturiu 50. Tai nieko, sako. Grėbė man iš rankus tą 100, atidarė aukų dėžutę, įmetė tą 100, bet tiesiog ištraukė atgal. Aš buvau šokė visiškai. Tai gavosi, kad mes nepasiėmėm šunį globai, o mes nusipirkom šunį. O šitą vietą tokį negaliu iki galo suprasti, nes žmonės šiaip moka už šunis tūkstantinės sumas, už veislinius bet priegų... Buvo ir mum taip. Ir aš suprantu, ir nėra problemos susimokėti gerai už šunį, ar ne? Ta prasme, vietoj 1050 eurų. Bet tai turėtų ateiti gal tavo noro, aš galvoju, nes prieglauda vis tiek... Aš suprantu, kad jiem reikia lėšų, kad prižiūrėti to šunis. Ir kai aš pasiėmiau savo šunį iš prieglaudos, aš jiem palikau ten gal 20 tik tai, bet aš po to užrašiau visą savo GPM, kad pervestų jiem ir visą kitą. Jau vedu visą laiką, kada mano šuo yra gyvas visus 7 metus, tai jau susimokėjęs aš jau ir 7 metus jau? Yes. Marsų 7 metų? Taip. Wow. Tai aš susimokėjęs jau virš 1000 eurų esu jiems, jeigu čia taip skaičiuot. Bet man yra tas, žinai, tas reketas, tai jie kaip tik džiaugtus, kad pasiėmė kas nors tą šunį, žinai, nes toks yra tikslas. Dėl ko jūs ten dirbat? O ne reketuot. Taip. Dabar tai iš vis mačiau viena šunų prieglauda pasirašė, kažką pradėjau reklamuotis, kad su viešbučiu. Ką reiškia? Jeigu pasimsi šunį, gausi viešbutį naktį su šuniuku, kur leidžia. Palauk, aš nesuprantu. Ką reiškia, kur? O tą reiškia. Ta daugiau reikės dar, aišku, pasidomėti, bet buvo įdomus toksai faktas. Labai daug nepasidomėjau. Gerai, šėlės, pasiėmė šunį. Ateini, labą dieną. Pakeli. Kas tada būna? Kaip sako, imk kebabą, tai imk šunį. Tu pasiėmė šunį. Jo. Jis sako, dar žiūrėk tau dovanų. Sako, važiuok, mėgot ne namuose su šuniu. Gerai, palauk. Tai tau duoda kažkokį viešbutį, nakvynę viešbutį. Aš sakau, aš visiškai labai stipriai nepasidomėjau tuo. Čia Lietuvoj? Taip. Atsiprašau, man per langą netrodo, kad ne aš pasidomėjau, o mano sužadėtinė nepasidomėjo iki galo. Bet ir aš galėjau įdėti indėlį, bet dėja. Tai sakau, kitoj laidoj aš tikrai daugiau papasakosiu apie tai, pasidomėsiu kuo daugiau apie tai, kad sužinočiau. Aš jau varkę suku, ta prasme, jeigu... Aš dėl to klausiu. Nes jeigu viešbutį... Tu verslininkas. Jeigu geras viešbutis, ar ne? Tai prisiemi šunų. Sakė labai geras. Ir tada išparduodi nakvynės, arba tiesiog imi šunį, varai... Aišku, taip negalime, bet... Nemanau, kad tai veikia, žinok. Bet pasiemi šunį, varai, pernakvoji, po to grąžinį. Ir kitą pasiemi. Čia migrantam grįžusim, žinai, savaitėj. Bet tu tiesiog gali, net nebesinuovat, gali savo chatos. Tiesiog gali visą laiką tam viešbutį gyventi. Ne, bet nemanau, kad tai veikia. Okay. Tai aš lauksiu, kol tu pasidomėsi ir išplėtosim būtinai šitą temą. Jo, šita turėtų būti įdomi. Nes labai įdomi. Nes kaip tik mes dabar ieškom kito šuns, tai reikės pasidomėti. Labai įdomu tikrai. Nu, tu pasitaisyk dabar. Biškai pasitaisysi jo. Neieškom kito šuns, o ieškom dar vieno šuns. Tai mama, tėti. Tai žmogus bijoja. Žinojat. Tai žmogus bijoja, kad išmetė šunį. Taip, nes blogai. Nes štai išėjau ir galvojau, kad biškai blogai skamba, kad ieškom kito šuns, ką tik pakalbėjome apie prieglaudas. Gerai, o dar kartelį artėjant prie 10 valandos mūsų gyvų klausytojų skaičius pamažėjo iki 26, berods. Nuėjo miegoti žmonės, nuėjo miegoti. Jau, žinai, vis tiek į vakarą jau eina miegoti. Vėlų, kitą dieną į darbą. Giminės eina miegoti. Jo, vėl į darbą, visą kitą.
Taip, tai šiandien palėtėm šiaip labai daug visokių smagių temų. Praėjom pro aktualijas, praėjom pro... Ką mes dar kalbėjom? Kalbėjom apie jaunimą, kalbėjom apie gyvenimą Lietuvoje, apie emigrantus. Na, daug prasijom tų temučių tikrai visai. Jo, ir savaitės naujienas viską praėjom tikrai nemažai. Net sakau, kad po kokio 4 išėjimo atrodė, kad mes jau einam kokį 6. Jo, daug dalykų iš tikrųjų buvo ką šnekėt. Jo, gal tie ir trumpi išėjimai, gal sakyčiau, gal net ir geriau. Jo, tai pagal tematikas, manau, kad šitą vietoje. Ir matysim, realiai kitą turim idėją, ką kitam podcast'ui padaryti, neišduosim, bet turim idėją, ką kitam podcast'ui padaryti. Kaip šiaip po šito jauties? Aš nustosiu klausti trečių, bet dar dabar noriu paklausti. Tu paklausi, nes aš įsivaizduoju, kad tu iki 10 kokios laidos tu manęs kiekvieną kartą paklausi šito klausimo. Kol matysiu prakaituotą kaktą, tol klausiu. Pažiūrėjau į kaktą. Tai faktas, daug geriau, daug laisviau, jau pats jaučiuosi atsipalaidavęs, galiu jau lengviau šnekėti, jau tie žodžiai nesivartalioja, kaip praeitoj laidoj. Per daug atsipalaidavęs, kiksmažodis vienas iššoko. Biški buvo. Neiššoko, meluoju, VLKK. Ne, faktas, šiaip tai labai gerai jaučiuosi ir pats savim stebiuosi, kad gerėja su kiekviena laida. Su kiekvienu išėjimu gal sakyčiau labiau. Ok, tvarkoj. Kitam kartui tą traškės reikėtų susitvarkyti, nes aš vis dar jį girdžiu. Aš nežinau, ar set ir girdis, bet aš vis dar jį girdžiu. Jo, biški trigerina. Gerai, tai ką? Tai šiandieną buvo tokia, ką gera laida. Šiandien mes jau artėjom prie 10 valandos, tai kaip ir uždarinėjom mūsų gyvą eterį. Priminimas visiems, kas įsijungėt nuo vidurio ir jums patiko, norit pasiklausyti, ką pradžioj kalbėjom, įsijungėt visai neseniai, galbūt važiuojat kažkur arba... Nežinau. Nebežinau. Nėra variantų daugiau. Daugiau nebėra variantų, bet įrašą iš tos laidos podcast'o formatu išeis 4 vakare. Jau mokėsiu montuoti, greičiau šį kartą bus, neturėtų išeiti 10 vakare, planuočiau kokią 7-8, jau galiu drąsiau, žinai, laviruoti. Valandom negu praeitą kartą. Tarp, jau maždaug 7-8 turėtų būti logiška, nebus nei kažkas, nieko, nieks 4 neišeina. Ir šiaip ko prašom, tai kai išeis podcastas, pasiklausysit, tai labai būtų smagu palikit tikrai komentarą, nežinau, palaikinkit, dislaikinkit, jau čia jų kaip patogu, kaip jums patiko ir tikrai palikit komentarų, ką mes galėtume padaryti geriau, visus klausimus atsakysim. Ne tik šitas, bet dar primenu dėl foninės muzikos, kad susižiūrėt, ar kaip kas gauna šitą dar netrinam su AI-jum, bet po to... laukiam feedbacko šitoje vietoje. Nu ir ką, ir pasiekit mus dar kartelį, rodau tiem, kas žiūri. Jo, grinai. Begis ir Belis, mes esame visose socialiniuose tinkluose. Tikrai taip. Ir ten galit surasti... Kur tik mūsų nėra, ten nėra. Ir ten galit surasti fainų dalykų. Nu ką, šiam vakarui tiek. Labai buvo malonu. Geros visiems likusios savaitės, kas žiūrės ketvirtadienį, tai gero kitų dienų baliuko ir gero savaitgaliuko. Net surimavau. Ir susiklausom jau kitą antradienį radijo tau eteryje, o dar geriau tau.lt.